visai nuotaikos neblogos ir net po pirmos treniruotės jaučiamės neblogai, tai tiesiog kol kas manau, kad viskas vyksta pagal šiokį tokį planą ir galim sau leisti šį vakarą anksčiau eiti miegot, nes nieko neprisidarėm per treniruotę. Tai manau, kad užtektinai kol kas planai vykdomi. Pernai važiavom su Liquid Moly komanda ir tiesiog jie turėjo BMW. Dabar mes važiuojam jau su savo Utah Racing, tai yra po 9 metų pertraukos, tada kai 2006 laimėjo. Tai grįžtam vėl su Porsche, nes mes juos labai mėgstam. Ir tiesiog, tai istoriškai čia daugiausiai kartų laimėjo Porsche, todėl manau tai vienas iš racionalesnių pasirinkimų. 460 arklio galių, 1280 kg, sekvencinė 6 bėgių dėžė, kuri yra sukurta specialiai šitam automobiliui ir pagalba vairo svirtelių mes junginėjame bėgius, todėl nereikia net atitraukti rankų nuo vairo. Tai tas palengvina labai darbą. Tiesiog nuo tarkim senesnių modelių jisai skiriasi tuo, kad didžioji dalis kėbulo yra aliuminė, visiškai lygus dugnas, tai tas duoda daug prispaudimo, daug, tarkim, aerodinaminio pasitikėjimo ir tai yra šiek tiek greitesnis automobilis.